bei Europos biržos ir toliau tęsia kritimą. Panašu, kad nusivylimas gelbėjimo planu virsta masišku kursų tempimu žemyn. Prie neigiamo fono prisideda ir bendrovių skelbiami veiklos rezultatai. Bankų ir energetikos kompanijų akcijų kainų smukimas turėjo didžiausią svorį indeksų griuvimui. Be to pastarųjų kritimų įtakos turėjo naftos kainos koregavimas žemyn. Pabaltijos akcijų biržos itin nestebino. Prekybos pradžioje indeksai kilę galiausiai pasidavė globaliai neigiamai nuotaikai. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas smuktelėjo 0,19%. Šiandien buvo pastebimas tam tikras suaktyvėjimas, kuris dėja neišsilaikė visą dieną. Iš viso akcijų buvo perleista už 1,5 milijono litų. Vakar išpardavus TLT akcijas po 1,26 l, šiandien sulaukėme kainos šokimo į viršų iki 1,30 l. Rinkos dalyviai toliau stengiasi pildytis investicinius portfelius, juolab, kad akcijų kaina bemaž pasiekusi žemumas, o dividendų visgi tikimasi. Ūkio banko akcijos taipogi išliko dėmesio centre, o kiek pagyvėjo ir prekyba Panevėžio statybos triesto pozicijoje. Keletą sesijų praleidę investuotojai vėl grįžta tikėdamasi gauti spekuliacinį pelną. Daugiau kaip 4% kilo drabužių bendrovės Apranga akcijos, tačiau apyvarta nedžiugina. Kaimyninės Latvijos vertybinių popierių biržos indeksas krito daugiausiai – 1,92%. Šioje biržoje šiandien buvo vos 6 pozicijos, kuriuose vyko sandoriai. Didesnė apyvarta pasižymėjo Ola Informa akcijos, kritusios virš 10%. Galiausiai Talino vertybinių popierių biržos indeksas visgi fiksavo teigiamą 1,64% pokytį. Tam įtakos turėjo virš 5% kilusios Tallinn Group bei beveik 7% šoktelėjusios Olympic Entertainment Group akcijos. Didesnė apyvarta nustebino kompanija Norma, tačiau tai nekas kita kaip tiesioginiais sandoriais perleistos akcijos. Bendra biržos apyvarta šiandien skaičiavo 734 000 eurų. Šiandien naujienų tiek, viso geriausio.